Aš ragęs, kaip norėčiau kokį mėsgalį suryti. Vakar gerai lašišos 400 gramų susileidau. Sakau, jaunimas, valgykit tikrą maistą. Milteliai nueis vien tik tai į kūną, į pilvelį. Kitas dalykas yra surasti impulsą. Raumenų tai kiekvienas mes kiek turim, tiek turim. Aišku, galima tas vietas, kur yra riebalai, pakeisti raumenim ir tą reikėtų padaryti. Bet tenais, kad ten išsipūs iki nežmoniško burbuliškumo, tai nėra gera idėja. Nes realiai tai svoris per didelis nėra labai gerai. Aišku, atrodo, gal šiek tiek estetiška, didesnė raumenys. Aš, pavyzdžiui, esu be galo laimingas ir patenkintas savo kūnu. Nenorėčiau tenais kažkokių monstriškumo, nes realiai, kai riebalinis sluoksnis mažesnis, tai iš karto matosi, kad žmogus kažką sportuoja. Tai čia to pakanka, o jeigu ten blauzdos ryškesnės ar didesnės, ar šlaunis, čia iš karto yra gražu ir to pakanka. Prieš tai daug kartų bandžiau įrašinėti video, bet vis dėlto nekalbėsiu apie jaunuosius Lietuvos bodybuilderius. Nes, kaip sakant, kiekvienas turi lipti ant to grėblio. Aš, aišku, ačiū Dievui, gyvenime to nedariau niekada. Jokių nesakysiu ko, bet bala nematė. Aš geriau mokysiu jos savo gerų pavyzdžių. Nes tas moralizavimas, tai nieko jis nepadės. Ir dabar aš esu Vingio parke, čia turbūt vyksta kažkoks parkrun ar dar kažką. Žmonės bėga. Yra labai daug gerų, protingų žmonių, nes visokių yra ir buvo visais laikais. Čia nieko tokio, ir sveikesnių, ir mažiau sveikų. Aš tiesiog dalinuosi savo patirtim. Aš matot šitą štangytę kilnoju jau daug metų ir aišku, ką aš pirmiausia pastebėjau, tai pasumetu kilnoju aš kasdien. Išskyrus sekmadienius ir jeigu ten labai negaliu, tai rezultatas yra labai geras. Žymiai geresnis, kūnui reikia tos disciplinos. Tikras atletas, tai jis kitaip net neįsivaizduoja gyvenimo. Tikras sportininkas, ta prasme. Jie yra įpratę nuo pat vaikystės kiekvieną dieną kažką daryti. Aš 44 tampu sportininku ir tai yra įdomu. Tai yra didžiulis malonumas, man nereikia sijonų vaikytis, aš esu laimingas, turiu žmoną ir sūnų, tai 7, tai žinokit, nieko nėra geriau. Gal truputį pinigų trūksta, bet matai, su pinigais irgi, jeigu jų per daug, tai tu gali ir pilvelį užsiauginti. Kartais jau geriau šiek tiek ir, kaip sakant, pabadauti visom prasmėm. Pavyzdžiui, dėl įrangos prasme jau geriau pirmą gal paprastesnį kažkokį tenais įrenginį nusipirkti, paskui patobulėji ir labiau pajunti tą prasme, kai geresnį daiktą ten dviračių nusipirki. Tikrai jaučiasi, bet pradžioje neįvertintum. Taigi, o aš čia ieškau impulso ir paskutiniu metu aš dar labiau skėčiuosi ir aš pastebėjau, kad štanga jau pakyla virš mano kunkolų ir virš mano, kaip sakant, įrenginio. Suprantat, ką aš turiu omeny, ir čia jau yra man įdomu. Aišku, ir rankos šiek tiek suveikia, bet čia viskas yra kojos ir šikna, ir kojų kita pusė, viskas pilnai veikia. Aš sakau, aš jums nemeluoju, aš sakau iš patirties, aš esu daręs tų klaidų, kai tikrai būdavo nekas ir ten nugara vien tik tai veikdavo. Šito mums nereikia. Mums reikia šiknos ir kojų. Tai aš iš savo didelės patirties
šitą mechanizmą smegenyse sugebėjau jau perjungti, čia mano tikrai yra kojų pratimas. Ir aš esu patenkintas. Ant dviračio aš tikiu, kad tas suveikia. Savaime, aišku, niekada nebus stebuklų, bet šiaip šiais metais aš irgi ant dviračio stengiuosi irgi stipriai, trumpai, pradžioj tenais nenuvarkint savęs, tenais kažkokiam ten valandinėm, ilgom daug valandų besitęčiančiams važiavimais. Aš jau geriau yra, žinokit, viskas stabilu, ant dviračio, matot, irgi išnyra, kitas dalykas, ten reikia daugiau ir tos nugaros netgi, bet aš sakau, aš čia su šita štanga tos nugaros, vis tiek tenais yra sulenkta, ten kita technika, toj viskas įpras, nes ta nugara ten iš vidaus, ta prasme, ant jos viskas kojos, bet kojos tai stiprios, ta prasme, gerai spaudžia. Ir atitinkamai pulsui lieka dar rezervo. Ir čia yra labai įdomu. Aišku, aš darau pristraukimus, keletą pristraukimų paskui padarau. Ir aš va taip su 2 pratimais iš esmės sporto klube neblogai tobulėju. Ir ką aš galiu pasakyti, galvoju, vienu momentu pabandysiu atsispaudimus padaryti. Tai žinokit, atsispaudimai buvo labai lengva daryti. Aš aišku, tik 5, bet iš tikrųjų kaip nieko. Tai ten kažkokio tokio pompavimo, žinot, kaip tenais tuos taip daro, tai čia nemanau, kad labai protinga yra. Nu ką, ten pasipompos tuo momentu, pasidžiaugsi, bet paskui susitrauks čia. Realiai mano vis tiek kūnelis, aš jo patenkintas, visi raumenukai kaip ko yra. Ai, viskas gerai, jau galvoju, kad jau viskas. Matot, irgi tenais tas akumuliatorius jau dar eina. Tai aš sakau, aš čia tik tai rodau, matot, mane rodo per televizorių. Ir aš rodau ir savo gyvenimą, savo šitą kuklės savo pastangas, kuriomis aš šiaip didžiuojuosi. Aš jau šitą nemažai laiko darau ir jūs tikrai galite iš manęs pasimokyti, nes greitis, tai ne štangos kaukšėjimas žemyn, būna taip, kas nors bando greitai. Dunda visas sporto klubas. Čia nėra greitis. Greitis, aš irgi, dar keldamas čia, kodėl aš ir svorio nedidinu, nes aš savo dar nepakankamai greitai iššaunu aukštyn, dar kažkur galima. Nes matot, kai šitą greit, kad iššautum, kai gali greit iššauti, tai tu gali ir lėtai, tai čia yra paprasta, tai atitinkamai, kaip ir tas pedalo paminimas, jeigu tu tas impulsas greitas, stiprus, tai tu visą laiką turi daug rezervo. Ir aš nesu kažkoks sprinteris, sakau, niekada gyvenime ten 1000 vatų net nemačiau, bet aš tikiuosi, aš pabandysiu išsukti ir čia ne dėl ego kažkokio, vis tiek stengiuosi visada, sakau, ardau aš save ir man tas patinka. Sakau, viskas šiandien su kukliom savo pastangom, vėlai šitam sporte, čia aš jokių ten didelių pretenzijų neturiu, bet aš esu laimingas, nes tai yra gyvenimas. Tai yra gyvenimo malonumas, važiuoti dviračiu, važiuoti stipriai ir į kalną stipriai važiuoti, čia yra adrenalinas, tiesą sakant. Lenkt tuos su paspirtukais elektrinės, čia kaifas yra. Į kalną. Ta prasme, šiaip geriau čia nelenktyniauti, ten dviračių takų čia absurdas, kaip sakant. Čia yra kur palenktyniauti šiais laikais ir tų lenktynių galima užsiregistruoti, čia prašom. Taigi, aš jums jaunime ir senime linkiu susifokusuoti ir mažais žingsneliais ieškoti tos technikos. Po truputį ir čia ir ašarų bus, ir nusivylimo. Nes kūnui reikia laiko įprasti ir suprasti, kad čia yra tai, ko aš noriu. Deja, negali ateiti vieną kartą per savaitę ir tikėtis stebuklų, čia be šansų.
Nebent ten kiekvieną savaitę, bet ir tai, nes tada kas gaunasi. Tada kiekvieną kartą paimi štangą ir jinai sunki, visą laiką sunki. Ir šitas labai nemalonus momentas yra. Centrinė nervų sistema atpranta. O kai dažnai yra žymiai lengviau negu retai. Gerai, gerą sportą ir pavasario.